Universiteto valdymas. Modernizuota universiteto infrastruktūra. Atsisakoma universitetui nebūdingų veiklų. Maitinimo funkcijos perduotos privačioms įmonėms, todėl kasmet sutaupoma 130 000 litų ir uždirbama daugiau nei 200 000 litų. Renovuotas informatikos fakultetas. Iki 2014 metų pabaigos bus atnaujintas elektros ir elektronikos fakultetas. Įgyvendinus projektą komunalinės išlaidos sumažės 20%. Iki 2019 metų bus renovuoti visi studentų bendrabučiai. Modernizuojamas transporto ūkis. 2013 metais sumažintas vairuotojų ir automechanikų skaičius. Iki 2015 metų bus visiškai atnaujintas universiteto autoūkis. Automobilių mažėja, jie keičiami naujais, ekonomiškesniais. Įvykdžius fakultetų pertvarką, universitetas sutaupys 2 600 000 litų per metus. Įdiegtos efektyvios universiteto vadybos sistemos. Pilnų kaštų modelis. Skaidri atlygio sistema. Įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema. Kauno technologijos universitetas – darnus universitetas. Įdiegta popieriaus atliekų rūšiavimo sistema. Buitinių atliekų kiekis sumažėjo 35%. Per mėnesį socialinis partneris Grigiškė surenka ir perdirba 2 tonas popieriaus. Universitetas per metus sutaupo 45 000 litų. Įdiegta elektros ir elektronikos atliekų rūšiavimo ir vadybos sistema. Socialinis partneris EMP Recycling jau surinko 8 tonas elektronikos atliekų. Studentų bendrabučiuose pradėtas buitinių atliekų rūšiavimas. Per savaitę universiteto socialinis partneris Ekonovus išveža po 4 kubinius metrus popieriaus ir plastiko ir po 2 kubinius metrus stiklo atliekų.